Labas rytas, pradedam sekančią dieną. Planas nueiti kažkur 10 km iki kito namuko. Čia vat atsikėlėm maždaug, tiesiog nenorėjau ten trukdyti žmonėm ramybės, tai tiesiog biškį toliau paėjau, kad pafilmuoti. Tai vat, keliausim šituo takučiu per kalnus. Paskaičiavau, kad tiesiog nebeišeina įveikti visos Andoros. Svoris didžiulis, greitai eiti neišeina. Planas dabar tiesiog nueiti 10 km, nelabai skubant ir tiesiog pasimėgauti šitą gamtą, nes kiek galima tiesiog varyti vien dėl skaičių. Tai vat, tokie reikalai, keliaujam. Kol kas takas toks, sakyčiau, pradžiai visada būna taip lengvai. Iš tikrųjų daug kalnų vėl reiks įveikti, daug reikės kantrybės, daug reikės būti pasiruošus psichologiškai, tai pasikroviau energijos, motyvacijos, manau, viskas bus gerai. Jo, šį biškį ramiau pasidarė, kai susiplanavau, kad eisiu tik tais 10 km. Dabar pasimėgausim. Daugiau pasikroviau baterijas, gal pavyks daugiau biškį pafilmuoti. Elektros nebuvo niekur, absoliučiai. Aš naudoju saulės tą panelę. Jinai pilnai beveik pakrauna powerbanką 20 mAh per visą dieną. Naktį aš jau naudoju tą powerbanką, kad pakrauti įrenginius. Pavyzdžiui, kaip šią akimirką. Tiesiog atsistojau pastovėti. Panašiai kaip pirmą dieną. Ir tada nespėjau niekur. Tai va. Labai daug driežiukų. O tokių per visą kelionę gal, kokių nežinau, 20 sutikau. O dar vienas, jeigu matot. Jo, čia jau pilna. Va, ten dar vienas. Žodžiu, lipam stačiai į šitą kalną. Laikas atsigerti. Eina savo. Nu ką, priešais laukia kalnas. Va šitas. Nu ką, atsisėdau biškį prie upelio, atsigaivinsiu, pabandysiu gal maikę susišlapinti, biškį gaiviau, tada eisis. Veidą apsiprausiu ir keliausim. Nieko daug neįveikiau, maks kilometrą ir tai abejoju. Bet pabiški judam. Va čia tai gerai. Taip iš karto. Gaivu. Labai jau atsipūtę. Reikia iš tikrųjų įjungti greitį ir lipsim į tą kalną. Be kalnų čia nieko nėra. Nuo to, paskui ten kažkur, paskui vėl užlipsim, paskui vėl nulipsim ir taip visą dieną. Ką, užragausim riešutuko. Pusryčiam valgiau grikius su vištiena, biškį mėsos, dabar va, biškį proteino. Dabar maršrutas labai paprastas. Eisim čia palei kalną, tada ten. Ir va ten turėsim užlipti. Ten eina takelis į viršą ir lipsim į tos kalnus. Ir paskui iš tų kalnų kažkur į kitus kalnus. Tai vat, nemažai čia įveikta kalnų. Čia labai ramu, vėjo nėra. Čia teko pereit per tokius akmenis. Judam.
Manau, čia pirmasis ežeras, prie kurio pabandyčiau pažvejot. Nes matau, gylio biškį yra. Gal pavyktų kažką pagauti. Ką, pavyko atsipalaiduoti prie ežero. Gylis labai geras. Manau, tikrai kažką pagausim. Žuvies ant kranto čia pilna mažyčių. Tai turėtų būti ir didelių. Čia vat įsikursiu. Žmonių aplinkui nėra. Tai tylu, ramu pasaka. Tai va, plius minus viskas atrodo taip. Turiu visokiausių gunyčių, tokių metalinių blizgių. Čia turiu nedidelę tokią rytę. Visiškai nauja, nebandyta ir kelioninė meškerytė. Labai lengva. Tai bandysiu dabar čia susikonstruoti viską. Ir bandysim kažką ištraukti. Greičiausiai čia yra tik upėtakiai. Tai gaudysim kalnų upėtakius. O, matėt? Kažkas jau buvo. Nu ką, meškė yra paruošta. Naudosiu va tokią nedidelę blizgutę. Žuvis čia labai šakinėja, tai manau, ilgai netruksim ir kažkas čiups. Gal tik nepagalvau, kad bus sunku užmest tokią mažytę, tai... Ai, ne. Visai gerai. Kažką turim. Eina savo. Negaliu patikėti. Eina savo didumo. Žiūrėkit. Eik tu savo. Eina savo. Eina savo. Toks laimingas esu. Antras metimas ir upėtakis. Žodžiu, greit paleidžiam atgal. Bliamba gerulis. Eina savo. Nedaug truko, kai vėl užkibo. Gal koks 5 metimas. Bet šį kartą gal biškį mažesnė. Va. Irgi upėtakiukas. Jo. Labai nedidelis, tai paleidžiam. Jau čia dėsim didesnį kažką, nes šitie ant mažiukai įma upėtakiai. Žodžiu, buvo šitas mažiukas, tai dabar dėsim tą didesnį. Tikiuosi, gal didesnis tada biškį kips. Bet, wow, žvejyba. Pirmą kartą tokia. Meti ir iškart trauki delninę. Eina savo. Bandau mest didesnę. Šiaip šitą labai didelę, tai turėtų ir skrist toli. Nu, bandom. Jo, nuskrido. Nu ką, pirmas bandymas. Ant tos didelės kažkaip nieko, kelius kartus užmečiau, nieks neėmė. Tai bandau dabar guminę baltą žuvytę. Nu ką, balta žuvytė, pirmas metimas. Žiūrim, kas bus. Nu ką, ir pažvejojom biškį, ir pasimaudėm, ir dabar turim toliau judėti. Maždaug čia valandą laiko prakimarinom, tai vat, biškį toks buvo poilsiadė, nes šiandien pavyko tik 2 upėtakius pagauti. Čia jaučiu galima ir didesnių pagauti, jeigu visą dieną čia normaliai pažvejot. Šį pirmą kartą iš vis sublizgė, nu, niekada spinningų nesugaudęs, tai vat pirmas kartas buvo išbandytas ir iš karto laimingas, tai jo, labai patiko. Nu ką, iškart stačiai varom. Ten va žvejojom, ten va matosi dar yra kažkoks ežeriukas. Eina savo. Nu ką, dar vienas kalnas nusimato.
kaip ir tenais reikėtų kažkur lipti. Na, čia jau gana stačiai kapojam. Pabiškį lipam. Labai čia stačiai varo. Takelis išmintas, bet labai statu. Ten turėjom dar vieną ežeriuką. Nu jau labai gražiai atrodo. Bet nebėra laiko. Reikia užlipti va tą kalną dabar. Čia jau užlipam kažkur. Tai va, dabar ten reikia lipti. Kitą kartą tiesiog atvažiuosiu prie ežeriukų papramogauti. Aš šį kartą turim žygiuoti. Prieinam kažkokį bunkerį. Eina savo. Tai iš akmenų jis surinktas. O, matosi, belia kokių akmenų prikrauta. Nu čia pasislėpti gerai, tarkim, per kokią audrą. Tikrai čia galima ir miegmaišį pasidėti. Ir pamiegoti. O tas ežeriukas, kur jam būtų įdomu ir ten pažiūrėti. Tokie va bunkeriai. Mums reikia tenais vynioti. Kairiau, dešiniau. Tai neturėtų būti dviejų takų. Jaučiu kairiau. Va čia tai statumas. Va ir atrodo, nuo to ežeriuko einu visą valandą, koks čia atstumas nuo kilometros. Bet tai tu eini ratu, taip, tada taip, tada čia serpantinais. Nu ir va, ir kiek gaunas atrodo, vos paeinio iš tikrųjų, tai eina savo kiek įveikia. Aukščiausias kažkoks taškas. Wow. Eina savo, net kažkokia lentelė yra. Su mašina negalima. Primeskit. Kas norit pabandyti atvažiuoti čia. Dronų negalima. 105 eurų baudos su dronu. Gerai. Reiks susigaudyti greit. Kaip ir vėliavėlę čia matau. Bet ir apačioje jau matau. Tai jo, stiriškis lipsim į apačią. O šitus serpantinus tai užskaitau, žiūrėkit, kaip vingiuoja cing, zing, 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 zing. Tai nei labai stačiai, nei ką, labai kultūringai galima nulipti. Kažkaip kaip pasidaro per lengvai, tada galvoju, kad kažkur ne tuo taku eini. Bet nuliptais tuo. Nu, iš viršaus atrodė pieva, bet galiu pasakyti, kad čia ne pieva, tiesiog apaugęs kalnas. Bet jau geriau lipti nuo negu į. Nežinau kas čia, bet pas mus atrodo, kad tokia botanikos sode auga. Čia tamsiai žali, čia šviesiai žali. Tokie atrodo kaip dekoratyviniai. Ir va, ir eina taip ant tako. Nu ką, einam pasižiūrėti su dronų vaizdų. O jeigu ir jūs taip norit, užsukite proadventure.lt ir ten yra begalė dronų, begalė kamerų. Galit pasinaudoti kodu laukinis 10 ir taip gausite 10% viską pigiau. Aš lėkiu skraidyt, varykit ir jūs išbandykit.
Nu ką, jau artėjom link namuko, kuriame nežinau, ar dar liksiu nakvoti, nes ten kažkur apie 500 eurų naktis. Pagalvosiu, ar yra variantų šalia kažkur miegoti, palapiniai. Avietės, bet jau nuvalgytos. Čia karštis koks eina savo. Matot, net žolės išdžiūvusios. Čia koks 30 gal. Ir tie atsikeli būna... Ir tie atsikeli būna 3. Dieną prašau 30. Jeigu nedaugiau. Per orus pranašavo, kad bus virš 30. Pirmą kartą matau tokias žolės. Eina savo. Sakau, čia viskas taip pasikeičia staigiai. Pušis visur. Žolės. Va čia labiau panašu į Lietuvą dabar. Va čia tai rojus eit. Bet kiek tokio visoj kelionėje, nu tai labai minimaliai. Trasa labiau skirta tiem, kurie nori išbandyti save. Bet... Jo, pagrinde taip. Tai va, ta atkarpa, kur tikrai galima pasimėgauti. Daugiau gal nelabai ir buvo tokių. Nu, vienoje vietoje per pievą reikėjo eiti, irgi nebuvo sunku. Upeliai visur. Oi, gerai. Nu, čia gražus miškelis. Upeliai visur teka. Artėjom prie namuko. Čia greičiausiai tas ir bus. Ir pagal planus čia yra praleist naktį. Nu ką, beveik atėjom šiandien. Apie 10 km šiandien praeita. Nei daug, nei mažai, bet atspėjau biškį pasėdėti, pažvejot, pasimaudyti. Visai kitas žygiavimas, kai savo laiko skiri pasigrožėti gamta, tai pasaka šiandien dienelė. Aišku, viskas skauda. Jau kokio žmonių nematau. Čia šiaip turėtų būti ir toks mini restoranas. Va matot, labai tikiuosi bus kur čia pernakvoti. Matau, elektros bus, nes kažkoks rekuperatorius stovi. Ir saulės baterijų, kaip matau, nėra. Tai nežinau, iš kur jie elektrą gaminasi. Gal upėje yra pasistatę kažką. Mėsytį pasikept, matau, grotelės yra. Taip atrodo namukas. O, malkų pilna. Nu, pabandau. Užeiti. Žodžiu, parėjau už kavinės, kuri yra maždaug va tenais už Pušų. Va ten. Nakvynės kaina šiam 6 eurai kažkur, šiam 5 eurai. Su vakarienė ir pusryčiais. Va tiek paėjus gaunasi nemokamai. Tai planuoju čia tarp šito miško tiesiog ir įsikurti. Ten upė teka. Žodžiu, ir čia teka, ir ten teka. Bet čia geriausias dalykas, kai tu nori miegoti, tada nesigirdi tos tylos, visokių krebždesių ir tiesiog girdi upės čiurlenimą. Čia realiai ideali vieta. Tai bandau tada
statytis palapinę čia, jau link 8 vakaro, tai bandysim miegoti kažkur čia ir tada ryte atsikėlus keliausim dar 5-6 km iki miesto. Norėjau parodyti, kas puola mano palapinę. Jis šiaip labai didelis. Ir jis jaučiu dar kandžiasi. Pažiūrėkit, kokia dydžio. Va čia tai padaras. Viso, nuskrido. Viso, viskas paruošta. Kilimėlis viduj, miegmaišis viduj. Viskas labai paprasta. Miegmaišis yra pirktas iš armijai ir civiliam. Jokios reklamos čia nėra, tiesiog dalinuosi, kur radau labai gerą miegmaišį. Kur čia yra? Tai miegmaišis realiai pats tas, kur miegu tai pats tas, tai yra komforto temperatūra 1 laipsnis, vidutinė tokia yra 3 ir iki -15. Tai šitas miegmaišis yra ledinis variantas, vadinasi Outdoor Magnum Standard. Tai buvo ir svoris parašytas 1650, tai vat, jeigu žygiams, tai geriau imti biškį dar lengvesnį, 2.2 ant 8.5, žodžiu, idealus variantas. Aš galvoju, ką galėčiau pasidaryti vakarieniai, tai turiu iš tikrųjų košių nemažai, turiu avižinių, turiu grikių, turiu labai daug dešrų, tai vat, būtų gerai kažką šilto pasigaminti, aš manau. Žodžiu, va, tiek dešrų, 3 dešros, 4 dešros, tai vat bandysiu jas šiandien bent vieną susikapoti ir kažką šilto pasidaryti. Kas čia? Kažkokia instrukcija. Šitą pasukę mes atsukam dujas. Dujos eina ir automatiškai biškį sumažinam, kad dujas per greit neišeitų. Viskas. Vanduo kaista. Čia yra lygiai sumesti 3 maišiukai. Grikių ir bolivinės balados trapučiai. Košės čia gavosi gal koks litras. Neįsivaizduoju, kaip šito litro suvalgysiu, bet naktį šiek tiek jaučiu. Turiu nuo meškų apsisaugot. Durklą. Tikiuosi neteis, nes nebus kur maisto dėti ir taip per daug. O jeigu rimtai, su peiliu nuo meškos apsiginti tikimybę mažiau nei 1%. Neįmanoma. Nuo meškų geriausia apsiginti su pipiriniam dujom. Meškos iškart tepa slydę, kai gauna dujų. Gyvenimui patarimas nepjaustykit dešros prie pat palapinės, nes gyvūnai tikrai užuodžia. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like ant video, nes turbūt tai svarbiausias dalykas. Ir jeigu nepaspaudėt ant praeitų video, tai ant visų paspauskit, nes tai svarbiausias dalykas. Kuo daugiau laikų, tuo daugiau peržiūrų, tuo daugiau galimybių. Tai ačiū Jums. Nu ir dar kas subscribe nepaspaudėt, tai būtinai paspauskit, nes kai aš įkelsiu video, jūs tiesiog pamatysit video greičiau. O pati šviesa junginėjas. Baisus dalykai miške vyksta.